Kai vaikas pyksta, daugelis tėvų patys to nesuvokdami reaguoja taip, jog dar labiau sustiprina pykčio protrūkį. Montessori pedagogė Claudia Beck, turinti daugiau nei 20 metų patirties ir dirbusi su šimtais šeimų, pastebi, kad net nuoširdūs bandymai padėti vaikui dažnai sukelia priešingą efektą. Claudia yra Thriving Minds Montessori įkūrėja. Ji sako, kad Montessori filosofijos atradimas buvo tarsi vyšnia ant torto, nes vaikui galima geriausia padėti stebint, suprantant ir gerbiant jo individualų vystymąsi. Šiame įraše 3 didžiausios klaidos, kurias tėvai daro, kai vaikas pyksta. Pasidalysime, ką galime daryti kitaip, kad padėtume vaikui nusiraminti, o ne dar labiau jį išprovokuotume. Neapkabinkite vaiko be jo sutikimo. Net jei apkabinimas mums atrodo natūralus būdas paguosti, vaikui užvaldytam pykčio ar nusivylimo jis gali pasirodyti kaip kontrolės gestas. Todėl kai kuriais atvejais toks prisilietimas gali nenuraminti, o tik dar labiau sustiprinti emocinę įtampą. Geriau pasakykite, aš esu šalia, jei norėsi apsikabinti. Tegu vaikas pats prieina. Jūsų ramus buvimas šalia svarbesnis nei fizinis prisilietimas. Negąsdinkite ir neaiškinkite per anksti. Pavyzdžiui, jei tu nenustosi pykti, mes nevažiuosim pas močiutę. Tokie grasinimai siunčia žinutę vaikui, kad jausmus reikia slėpti, jei nori būti priimtas ir mylimas. Verčiau sakykite, matau, kad tau dabar sunku. Kai būsi pasiruošęs, galėsim judėti toliau. Svarbu, kad vaikas suprastų, jausmai nėra problema. Svarbu tai, kaip mes juos ištransliuojame. Nekalbėkite apie vaiko jausmus, jei pats nesate ramus. Net jei išoriškai stengiatės kalbėti ramiai, bet viduje vis dar jaučiate pyktį ar įtampą, vaikas tai jaučia. Vaikai girdi ne tik žodžius. Jie jaučia intonaciją, kūno kalbą, vidinę būseną. Jei jūs pats nesate ramus, vaikas nesijaus saugus.